Sveiki, mėlieji. Sudygo mano valgomoji viksuolė, riešutėliai. Juos 2 paras mirkiau. Va, bėgo. Reikia jai viską žinoti. Aha, radai? Patenkinta? Aha, viskas gerai. Aha. Vienu žodžiu, 2 paras mirkiau šiltame vandenyje. Ir paskui padėjau juos šiltai, kur yra pas mus 45 laipsniai šilumos. Ir štai kaip gražiai jo čia man sudygo, tai va atsinešiau jas susodinti. Labai gražios šaknelės ir daug sulipė. O, kaip gražiai sudygo. Tai va dabar aš juos susodinsiu, paliesiu ir galės jie čia augti. Gražiai sudygo. Kokias ilgas jų šaknelės. Reikia būtinai sodinti. Tai va, dabar pasidarysiu vėl duobeles. Vienodo gylio ir suguldysiu juos. Guldysiu taip, kad būtų čia viršui tai yra daigelis, o apačioj šaknytės. Paryškinsim. Kažkaip nesifokusuoja. Va. Taip, tai va. Matosi, čia plonesnės tos šaknelės, o jau tie 2, tai čia jau bus jau daigeliai. Tai tais daigeliais į viršų, šaknytėm į apačią sudinam. Labai klauso mano tas telefonas šiandieną. Tai va, taip gražiai įstatau. Kaip ir minėjau, į viršų žiūri tie 2 ragiukai. O šaknytės žemyn. Vėl taip pat su 2 ragiukais puikiai matosi ir šaknelė žemyn. Tai taip ir sodinam. Šaknytės žemyn, o rageliai aukštyn. Gražiai suguldyti reikia, kad nepažeist. Va. Viską darom atsargiai, kad nieko nenulaužtume, nieko nepažeistume ir gražiai suguldysim. Ir galės jie čia ramiai augti iki išsodinimo įlysės. Niekada šitų riešutėlių nesėju tiesiai į žemę, nes man nepasteisino tas būdas, nes prarandi riešutėlius ir paskui nieks neišdygsta ir vienu žodžiu. Buvo toks nusivylimas pirmas kartas, kai aš jos gavau ir tiesiog susėjau į lysvę, laukiau, kada jie ten pasirodys. Žolė užauga, nieks ten man neišdygo. Nu ir jau sekantį kartą, jau daug paskui metų ieškojau iš tos sėklos, šiaip ne taip aš jas radau. Na ir galvoju, nebesėsiu aš tiesiai jau į lauką. Pirmiausia, susidaiginsiu į indelius ir vienu žodžiu ir tada tik tai jau į lauką, kai jau sudiks kvačia, kai sustiprės indeliuose. Na ir ką, ir man žinokit pasteisino būtent va šitas būdas, tai aš kitaip ir nebesodinu jų. Šiaip riešutėliai iš tikrųjų sunkiai dygsta, galiu pasakyti, jie visą laiką sunkiai dygsta, nu jie toks jau daiktas, su jais reikia jau pažaisti. Nebus taip, kad tai kaip pomidoro sėklytę sudėjot ir viskas sudygo ir čia labai liuks. Ne, čia jie sunkiai su jais žaisti reikia ir jiems reikia tam tikros temperatūros, jau net ir daugiau negu arbūzų sėklytėms reikia šilumos, taip kad norint šitų daiktų turėti, nors gal ir sudygtų ir paprastai, tiesiog namuose, nežinau, aš nebandžiu tai, kad tiesiai į žemę tiesiog dėti į vazonėlius ir daiginti. Man va taip geriau, aš žinau, ką aš pasodinu, kad jie visi man sudygusios pasodinu ir žinau, kad jie man išdygs ir aš neprarandu nei laiko, nei indelių, nei, kaip pasakyti, čia va man nestovės, kaip pasakyti, tuščia žemė, ne, nes jau vis tiek pasodintas jau sudygusios, tai jie bet kokiu atveju išlius. Kelias dienas ir bus jau išlindusių. Tai va. Mes juos iš tikrųjų, kai nukasame kaip ir bulves prieš šalnas,
šitos riešutėlius. Laikome vėsiai, o naudoti galima labai įvairiai. Galima išdaryti riešutų šitą augalinį pieną, labai man patiko, bet dar labiau patiko iš jų darytis kakavą, nes tikrai kakavos skonis labai panašus į tikrąją kakavą. Ir man tai vienas iš geriausių dalykų yra. Žinoma, dar galima juos sumalti ir naudoti, kad ir su medum, ar ten tiesiog kažkokius kepinius, ar pyragos kepant, ar pyragėlius sudėti, ar papuošti kažkaip tai. Tai va. Šiaip tai šitie riešutėliai iš tikrųjų labai maistingi, labai daug turi visokių vitaminų ir mikroelementų, kurie reikalingi žmogaus sveikatai. Nu ką, baigiu visą dėžutę užsodint, kol čia paplepėjau su jumis. Tai paliesiu aš ją ir pastatysiu kažkur tai. Nes pilnas jau šiltnamis, iš tikrųjų nebėr kur statyti, bet vis tiek atrasim truputėlį kažkur vietos. Visi daigeliai auga gražiai, tik vėsų jie nenori augti iš tikrųjų. Ai, dar prie to pačio. Apie, kaip matau, kad rašo, oi, mes čia nieko nedengiam ir nenušala, nei pomidorai, nei arbūzai, nei dar kas, viskas čia pas mus okei, šiltnamis plėvelinis, labai viskas gražu. Jokios priežiūros, aš negyvenu šiltnamį ir panašiai. Nežinau, kur jūs ten gyvenat, kad nereikia dengti, kad šiltnamyje jums viskas tvarkoj. Pas mums taip nėra. Mes ir šildom, ir uždengiam su agro, matosi, guli. Kiekvieną vakarą dengiam, kiekvieną rytą nudengiam. Visas tas dėžutės, kiek čia va yra, nemažai jų čia yra. Ir žinokit, vis tiek nušalė. Vis tiek yra nušalusių daigelių, nežinau, gal pas jums kitoks klimatas, gal nežinau, kur jūs ten gyvenat, kaip ir minėjau, nežinau. Ir tikrai žmonėms nerekomenduoju klausyti, bet darykit tikrai, kaip pasakyti, nepatingėkit užsidengti, nes dar šalnų bus ir šią naktį, ir dar kitą naktį, nes būtų labai gaila, jeigu paims jų ir nušaldys paskutiniam naktim ten tos daigelis. Gerai, jeigu praeis tos srovės kažkur, tai, ta prasme, nepalies jūsų daigelių. Mums šiemet, pažiūrėjau, nepavyko, visus pomidorus nušaldė. Ir buvo dengti, ir kūrenta patalpa buvo, šiltnamis kūrenamas. Nelaiku, atėjom nelaiku, pakūrenam ir viskas, ir pomidorų nebėra. Taip, kad nežinau, tiesiog nerekomenduoju klausyti tokių patarimų. Arba kaip jau esu skaičius, kad jau sodina į kiemą arbūzus, daigus. Nežinau. Taigi arbūzas čia ne bulvė. Bulvė ir ta apšalo pas mus. Tai kas iš tų arbūzų bus, jeigu juos pasodinsit? Daigus tai tikrai labai sunkus. Daigos mes sodinam gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, iki joninių sodinam. Skubėti tikrai nėra kur. Ir vis klausot, kada daigelis parduosit? Gerai, parduosim, mes atvešim jums tos daigelis, kur jūs dėsit? Įvarksit tos 2 savaitės, 3. Tai neskubėkim geriau, neskubėkim ramiai. Bus yra tų daigelių, tikrai užteks šiandien. Svarbu laiku pasodinti. Ir bus ir tos derlius bus ir viskas bus gerai. Bet jeigu paskubėsit ir nušalsit, ir laiką bus gaila, ir darbo gaila, ir daigelių be galo gaila bus. Nežinau, kiekvienais metais tas pas yra skubančio, paskui jis sako, oi, nušalo, tai nereikia skubėti. O to labiau, kad šiemet diena atrodo gal ir šilta, bet tai, o naktis tai nukrenta ta temperatūra, pas mums net iki -5 buvo. Tai kur čia skubėsi? Sakau, net bulvės nušalo, tai nėra ko čia skubėti. Spėsiu užaugti, viską savo laiku reikia daryti. Gerai, moralas čia gavosi. Gerai, visiems didžiausios sėkmės, geros dienos, puikios nuotaikos ir iki.